pakalbėsime apie šildymo kreivės nustatymą ACL valdikliuose. Tam reikės pasirinkti šildymo kontūrą, kuriame norėsime tai nustatyti, eiti į meniu, pasirinkti nustatymus, srauto temperatūra, šildymo kreivė. Šildymo kreivę galime pasirinkti sukdami ratuką kairėn dešinėn ir didinti 10 tikslumu. Tarkim, mūsų šildymo grafikas 1,1. Mes jį pasirinkome. Einame atgal, reikės išsaugoti grafiką. Ir štai šildymo grafikas 1,1. Einame pradžion. Ir mes matome vaizde, pasirinktame šiuo metu, kad tikroji temperatūra ar tiekiama temperatūra į šildymo sistemą yra 46, o paskaičiuota skliaustuose 49. Šiuo metu grįžta iš sistemos 23, ribotuvas nustatytas ties 51 laipsnių. Jei ši temperatūra ar grafikas mūsų netenkina, yra kitas variantas šildymo kreivės nustatymo. Mes galime šildymo kreivę panaikinti, įvesti vienetą ir vėl išsaugoti. Kaip suprasti, kuri šildymo kreivė mums tinkama? Yra 6 lūžio taškai. Užvedam kursorių ties vienu tašku, matome prie -30 laipsnių, tiekiam 75, prie -15 60, prie -5 50, prie 0 45, prie 5 40, prie 15 30. Mes negalime keisti taškų X ašyje, tai yra apačioj, visų tų -30, -15. Galime keisti taškus Y ašyje. Yra galimybė keisti grafiką ir matot taškai ties -15, ties 0 arba taškai ties X ašim jau turi kitus taškus, kitas vertes Y ašyje. Apytikslė priklausomybė šildymo sistemose, senesniuose pastatuose, yra 2-3 laipsniai tiekiamos temperatūros, 1 laipsniui vidaus temperatūros. Tai jeigu jums per šilta ar per šalta, reikėtų grafiką koreguoti atitinkamai. Taip pat yra galimybė grafike keisti atskirai vien tik tai taškus. Pavyzdžiui, per šalčius lauke jums per karšta. Jūs norite temperatūrą sumažinti 3 laipsniais. Ir dar prie -15 pakeisiu. Pakeičiau tik tai 2 taškus grafike, kitų neliečiau, galima juos visus keisti. Ir išsaugom šildymo kreivę. Valdiklis atvaizduoja apytikslę šildymo kreivę. Jeigu ilgainiui pasirodo, kad ji jums netiko, savo nustatymus jūs galėsite ištrinti, keisdami kreivės kampą.
grįžti pradžion. Yra dar vienas variantas, nekoreguojant šildymo kreivės, ją lygiai grečiai pastumti daugiau, mažiau. Tai yra, jeigu jums per šalta prie nustatytų norimų 20, jūs galit šildymo kreivę pastumti. Atvaizduota bus tas pats, ką įvedėte, keisis tik tai skaičiai užduotyje skliaustuose. Rekomenduojame išlaikyti šios skaičius 20 ir tuoj parodysiu, nakties metu bus kitas skaičius, tai yra 20 laipsnių ties komforto režimu ir 16 ties nakties režimu. Kitose skaidrėse papasakosime, kaip veikia šie du nustatymai automatiniam režime.